Lietuvos policijos mokykloje buvo simuliuota mokomoji situacija, kada viešoje vietoje arba viešoje įstaigoje asmenys ginkluoti šaunamaisiais ginklais įvykdo išpuolį. Mes esam ties 6 valandą, reikalingas skubus perimetro blokavimas. Pirmieji policijos pareigūnai, kada atvyko į įvykio vietą, įvertino situaciją, kad išpuolis vyksta toliau. Tai nėra tas pats, kas yra įkaitinė situacija. Todėl buvo priimtas sprendimas vykdyti intervenciją į objektą. Įeiti kuo greičiau, kad izoliuoti arba neutralizuoti įtariamai. Pareigūnai pastebėjo daug sužeistų žmonių. Pradžiai teikė medicinos pagalbą patys, o vėliau bandė, bendradarbiaudami kartu su greitos medicinos pagalbos tarnyba, kiek įmanoma greičiau pradėti teikti medicinos pagalbą sužeistiesiems asmenims, užtikrinant ir pačių medikų ir kitų asmenų saugumą. Kitos pajėgos stengiasi užtikrinti žmonių evakuaciją ir tuo pačiu užtikrinti perimetro kontrolę, tai yra izoliuoti objektą nuo išorės grėsmių. 150 kursantų dalyvavo šitoje situacijoje ir iš tikrųjų jie turėjo galimybę, kaip būsimieji pareigūnai, pamatyti tokių situacijų siaubą. Veidu į sieną visi, veidu į sieną. Iš civilio, neginkluoto asmens pusės ir suprasti, koks yra svarbus greitas reagavimas. Žiūrim į kojas! Tai buvo būtent tarptautinio tinklo European Union High Risk Security Network mokymai, pasidalinimas patirtimis iš netgi 13 valstybių. Ir užsienio valstybėse policijos pareigūnai veikia panašiai, bet tam tikros detalės mes galime patarti, mes galime pakonsultuoti vieni kitus. Ir taip pat, iš tikrųjų, mes irgi gavome daug naudingų patarimų Lietuvos policijai, kuriuos tenkisimės integruoti į mūsų mokymus. Kaip bebūtų liūdna kalbėti, visgi tokie įvykiai tiek ES mastu, tiek pasaulyje nutinka. Ir visos pajėgos, kurios yra atsakingos už žmonių gelbėjimą, saugumo užtikrinimą, turi būti pasiruošę veikti tokių situacijų metu.